Labas kaunieti! Bet nebūtinai. Sveikinamės jau antroje mūsų laidelėje INIT eteryje ir džiaugiamės pranešdami, jog mus matysite visą vasarą, kas antrą savaitę. Mes ir vėl apžvelgsime praėjusius renginius, pasigilinsime į užklupusias Kauno miesto dviratininkų problemas. Ir tikimės, jog tiesiog padėsime smagiai praleisti jūsų laiką atokvėpyje nuo dviračių. Bičiulė, kaip jautiesi po savaitgalio? Ar tiktų apibūdinimas kaip pervažiuotas asfalto lyginimo volo? Matau, kad pavargęs, bet juk buvo verta kovoti didžiausiose visų laikų Kauno dviračių lenktynėse. Žinoma, plento taurės etapai vykstantys skirtingose Lietuvos miestuose yra prieinami visiems mėgėjams ir profesionalams, norintiems pasivaržyti kartu. Sveiki atvykę į Lietuvos plento taurę Kauno etapą. Na ką, pažiūrėsime, kaip čia sekėsi kauniečiam, kitų miestų svečiam. Svarbiausia, palikime vietos finišui. Pirmas, antras, trečias, viskas aišku. Ketvirtas. Taigi antrąjį gegužės sekmadienį vykusioje sporto fiestoje Kaune triumfavo latvis Martins Savickis iš Alfa Balti komandos. 101 km trasą Čiurlionio tiltų ir Europos prospektų įveikęs per 2 valandas 32 minutės ir 51 sekundę. Finišiais lengvai aplinkė jam už nugaros likusi Venantą Lašinį iš Panevėžio DSK Fortūnos. Ir trečioje vietoje finišavusi Justą Klimavičių iš Velomanija Niskama komandos. Aš kaip patys dalyviai, kaip pačiam sekėsi važiuoti. Šiaip šiandien sunku buvo, nes sportuoju dar galim sakyti antras kojų skutimas palei laiką, o dalyviai tai aišku stiprėja, matosi ir komandas kuriasi. Pats atstovauju geriausią komandą. Oras, kaip sakant, Kaune visada lyja, tai čia niekur nuo to nepabėgsi. Buvo šiek tiek slidu, bet bendroj sumoj buvo tikrai smagu. Tas kalniukas visiems, kai kam buvo sunkesnis, kai kam mažiau sunkus, bet man patiko asmeniškai. Mano iš vis antras startas, tai vertinu gerai. Finišavau su nemaža grupe, smagu. Sunkiausia tai buvo ant tilto. Kalnas, kaip sakyti, lengvai važiuojasi, bet va čia kaip ant tiesiosios ant tilto užvažiuoja, tai ten kažkaip vėjas priešinės ir visa kita, tai sunkiausia vieta. Atrodo kaip ir nedidelis pakilimas, bet vienu žodžiu tenai kažkaip vargo daugiausiai buvo. Trasa ant posūkio teko biškį stabdyti, nes labai slidu buvo. Mačiau, ne porą daug kritimų mačiau, tai baisiai atrodė, aš pats nenorėjau kristi, biškį pristabdžiau. Ir čia kaip tik ant šito posūkio vieną kartą gerokai užmetė ir supratau, gal šiandien nerizikuosiu, geriau padirbsiu kažkokį darbą ir saugiai davažiuoti iki finišos su nenudaužytais kampais, nes yra tekę ne vieną kartą prigulti, tai nesinori dar krapštyti šašų. Nors pirmą dienos dalį džiuginęs geras oras į pilnos distancijos varžybų antrą dalį subjuro, tačiau tai tikrai nesugadino įspūdingų varžybų pabaigos ir nuostabių apdovanojimų ceremonijos. Prieš 4 metus po įsismaginusio minėjo, prabloškusio ir į reanimaciją pasiuntusio 2 moteris spaudoje pasirodęs straipsnis, jog dviračių takas tapo Laisvės alėjos bėda, ilgą laiką dantis sukandusi Kauno valdžia ruošiasi nukirsti šią gyslą dviratininkams. Neskaitant ilgai betruksiančių Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbų, stipriai pakitusi pėsčiųjų gatvė nuo Įgulos bažnyčios iki Vilniaus gatvės važinės ir archaiškas transportas – konkė. Vienoje atkarpoje netgi vyks automobilių eismas. Tačiau viešai pristatytame rekonstrukcijos projekte akivaizdžiai nėra dviračių tako. Kągi, nešimės rankose pėsčiomis, stumsimės arba tiesiog būsime nepageidaujami aršesnių pėsčiųjų praeivių. Keliamės į Laisvės alėją atlikti žurnalistinį tyrimą. Vėl Džumbo vėluoja. Kur jis yra? Kur tu buvai? Oi, uždusau. Kas čia per dviratis? Čia iš žmonos paėmiau, taigi
šiandien filmuosim apie Laisvės alėjos dviračių takus, tai jis sakė, nelakstyk, tai paimk mano dviratį, žinai, tu su aplentinuku labai greit lakstai. Nu, po Laisvės alėją galima su tokiu važinėti. Tai gal važiuojam, pavažinėsim? Važiuojam. Naudoji skambaliuką kokį nors? Mano skambaliukas yra mano balsas. Palauk, aš paskambsiu atsudėntę. Aš perspėju, kad tai yra dviračių takas, paprašau pastraukti. Iki šiol buvai tik tai pėstysis Laisvės Jo, alėjos. dabar pradedu suprast dviratininkus. Ir ką norėtum pasakyti žmonėm, kurie nesižvalgo eidami kiaurai taką? Jo, va, tie žioplinėjimai tai iš tikrųjų pavojingi yra, man atrodo. O matau, kad ir skambutį turi tam ant vairo. Tai o gaila vyras, ten jisai tokią pompą turi, tai ten visi atsigręžia, juokiasi. Pykstam ant pėsčiųjų, Ant pėsčiųjų kurie pykstam? vaikšto dviračių taku. O. There you go. We're still talking. I mean, there's one example right there. I just have to sometimes jump out of the way, but that's my fault because I'm walking there. I shouldn't be in there. Dviračių takas Laisvės alėjoje yra būtinas, juk išskyrus Laisvės alėją žmonės neturi kitos alternatyvos saugiai ir patogiai dviračiais važiuoti miesto centre. Ilgą laiką esantis dviračių takas jau suformavo dviratininkų srautus, pasakoja Lietuvos dviratininkų bendrijos lyderis kaunietis Linas Vainius. Na, pasak Vainiaus, vieši pasisakymai apie tai, jog dviračių takas Laisvės alėjoje nepasiteisino, liudija apie urbanistinių tendencijų neišmanimą. O, bičiuliai, man atrodo, šiandien bus rimta treniruotė. Nežinau, žinok, išalko, man į Laisvės alėją visą laiką patinka užsukti dėl šios senos purginės. Nu, duok man vieną. Valgyk. Valgau. Visai komandai liks. Tai aš 4 purgas gimčiau negu tu vienas valgė. Na, aš negaliu tiek daug suvalgyti. Tai koks iš tas dviratininkas? Dėl vieną paliekam. Jokių būdų. O čia ta komanda iš Kauno, kur valgo ir nestorėja. Nu ką, įpylėm gyvybės eliksyro, įmetėm porą šiupelių anglių, galim pradėti treniruotę. Bet turbūt ne Laisvės alėja. Važiuosim už miesto. Bye. Gegužės pradžioje Kaune praūžusi dizaino savaitė mus kvietė pasipuošti savo dviračius ir atvykti į Rotušėje vykusį dviratininkų paradą. Ko siekia ir ko pavyko pasiekti parado dalyviams? Na, smagiai besišnekučiuodami praleidome valandėlę kartu, visi bendrai sėdome pasipuošę ant dviračių ir kolona nujudėjome Laisvės alėją link fontanų ir atgal. Tikrai žinau, kad paradai ne visi eina be staigmenų. Na, staigmenom, bet išradingiausi buvo įvertinti kompetentingos dizainerių komisijos ir apdovanoti mano dviračio parduotuvės prizais, dovanų, kuponais. Primename, kad vyksta Europos dviračių iššūkis, kuriame galite dalyvauti už Kauno komandą ir jos pokomandės. Prisijung www.ecc2015.eu. Parsisiųs programėlę Cycling 365 į savo telefoną ir naudok dviratį kaip susisiekimo priemonę. Į Europos dviračių iššūkį prie įmonių užsiregistravo tokios komandos. Pirmoje vietoje esanti savivaldybės komanda šiuo metu numynusi kartu 438 km. Antrą vietą užimanti Elektromarkt Kaunas su 390 km. Trečioje vietoje No Magic Europe prisukusi 153 km. Ketvirtą vietą užima Alna Software su 90 km. Kartu mintis smagiau. Ačiū, kad buvote kartu su mumis. Jei turėsite pastabų, patarimų, prašymų ir pageidavimų, drąsiai rašykite mums. mink.kaunieti@gmail.com. Džiaukitės judėjimo laisvė dviračiais ir laukite mūsų sekančios laidelės. Iki.